Sveiki, sveiki. Susitinkame mes jau trečiąjį kartą ir šiandien mūsų kursas Tvarkos anatomija nukrypsta į labai įdomią linkmę man pačiai ir visiems. Tai yra Montessori metodo stebuklai. Pasikalbėsime apie tai, kaipgi kuriuos Montessori metodo principus mes galime pritaikyti namuose, o kuriuos vis tik galima būtų įdiegti tik tai vaikų darželyje, kam iš esmės ir skirta yra Montessori metodika. Bet tai kaipgi organizuoti? Tai mes tą darėm su jumis, ar ne? Darėm rinkinį valymo, darėm surūšiavimo pagal zonas. Ir kodėl Montessori darželyje aplinka ar mažylių grupėse, ar ne, ar lopšelyje, ar darželyje, kuris yra jau nuo 3 metų, tai kodėl ten yra visada tobula tvarka? Aš tai nežinau, ar jums kilo šitas klausimas, bet aš turiu atsakymą. Tai ten tobula tvarka yra dėl kelių priežasčių. Tai pirma priežastis, ką aš jums sakiau anksčiau, kad ten daiktai turi savo konkrečią vietą. Tai reiškia, jeigu aš turiu štai tokią lempą, jinai visada yra čia ir niekur kitur. Ir namuose gyventi šito principo iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, yra galbūt kažkam, kam pavyksta, bet tai, nežinau, aš tokių dar nežinau žmonių ir jeigu jūs atrasite, papasakokite man būtinai. Tai reiškia, kad daiktas turi savo konkrečią vietą ir jinai niekada nekinta. Ir kitas dalykas, kitas aspektas, kuris yra darželiuose, tai yra žmogus, kuris kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro galvoja apie tai, be kitko, kad tie daiktai būtų savo konkrečiose vietose, prižiūri, kad vaikai gražintų tos priemonės ar net gal į savo konkrečią vietą. Tai ten yra žmogus, kurio darbas yra kiekvieną dieną sekti, kad visos priemonės būtų švarios, būtų savo vietose. Tai kiek mes turime jėgų rūpintis šitais dalykais namuose, aš nežinau. Darželio aplinkoje taip pat dirba tik tai pedagogai, tiesa, tai reiškia, jie visi žino, kodėl svarbu, kad daiktas būtų savo vietose, kodėl jį svarbu pataisyti ryte ir pataisyti vakare, kai vaikam išėjus. Tuo tarpu namuose pas mus gyvena skirtingi žmonės, mūsų sutuoktinis, keli vaikai, gal dar uošvienės ar mamos ar tėčiai užsuka, tai ta aplinka jinai yra daug labiau judanti. Tai tokio noriu šitoje vietoje jūs ir nuraminti apie tai, kad pasiekti tokią, o gal ir nuvilti kai kuriuos, kad pasiekti tokią visiškai tobulą tvarką, kurioje vaikas visą laiką paėmęs šitą konstruktorių sudeda jį atgal, mes galime tik tai tuo atveju, jeigu mūsų daiktai turi savo konkrečias, niekada nekintančias vietas ir jeigu mes dirbame daug tam, kad tie daiktai grįžtų į savo vietas. Ir dar yra vienas šito originalaus Montessori metodo aspektas, kuriam aš, nepritariu, pavadinkime, ir kuris taip pat sukuria erdvės netvarkai, tokiai šiokiai tokiai kūrybiniai. Tai yra tai, kaip Montessori traktuoja kūrybinį, laisvą kūrybinį žaidimą. Tai visos priemonės, kurios yra originaliame Montessori darželyje klasikinėme, jos visos yra nukreiptos į tam tikrų gebėjimų tobulinimą. Ir tokios savokos kaip žaidimas Montessori aplinkoje nėra. Tai jeigu jūsų namuose jūs laikotės tokio pat principo kaip ir mes mažųjų valdose, kad laisvas kūrybinis vaiko žaidimas yra būtinoji jo gyvenimo dalis, kur vaikas galbūt įsivaizduoja, kad kaladėlė yra laivelis, o padėkliukas yra ten koks nors ežeras, o pagaliukas yra mikrofonas. Tai iš to kūrybinio žaidimo irgi gimsta erdvė interpretuoti, kur gali būti daiktai. Man galbūt gali prireikti štai šito puodelio žaisti mano kūrybinį žaidimą ir po to aš nebūtinai prisiminsiu, kad jį reikia gražinti. Tai jeigu ir mes vėlesnėme, paskutinėme 5 šito kurso dalyje mes plačiau kalbėsime apie laisvą žaidimą, bet jums reikia suprasti, kad ten, kur yra erdvė labai, mano manimu, prasmingam laisvajam
kūrybiniam žaidimui, tai ten ta tvarka tokia tobula, montesorinė tvarka, jinai iš esmės egzistuoti negali. Bet gali egzistuoti tvarka tam tikrose zonose. Tai štai pavyzdžiui, mes darželiuose taip pat esame grupės suzonavę ir yra tam tikra zona, kuri yra ir vadinasi laisvojo žaidimo zona. Tai vaikai žino, kad iš šitoje zonoje esančius daiktus mes galime naudoti savo statiniams, kažkiam projektam, kūrybiniam, bet kortelių iš kalbinės zonos, enciklopedinių kortelių aš imti ir integruoti į savo žaidimą negaliu. Taigi, mes galime nutarti, kad štai mūsų, pavyzdžiui, matematinė loginė zona ir ten esančios kaladėlės kažkokios dėliojimo. Nesvarbu, iš esmės, ką jūs pasirinkate, kad šitoje zonoje yra visada tobula tvarka ir štai viskas šitaip surikiuota, o kitose erdvėse galbūt mes nesiekėme, kad ta tvarka būtų tokia tobula. Tai va. Tai dabar kaip paruošti žaidimų rinkinį ar padėkliuką vadovaujantis Montessori principais. Tai čia yra net 7 aspektai, kuriuos labai svarbu atsižvelgti. Tai ir pirmas aspektas tai yra, kad tas daiktas, ką aš jau minėjau, kurį mes, ir nebūtinai tai turi būti žaislas, nes mes nebūtinai dauguma elektroninių žaislų parduotuvių dabar turi tokį net skyrelį Montessori žaislai, bet tai Montessori daiktų iš esmės mes galime vadinti bet kokią priemonę ar priemonių daiktų rinkinį, kuris yra taip sukomplektuotas, kad vaikas gali jį pasiimti ir daryti tą kažkokį dalyką, kuris yra sumanytas, visiškai savarankiškai, viskas. Tai nebūtina eiti parduotuvę pirkti. Tai vat, jeigu jūsų 5 vaiko susidomėjimo srityse, kurias jūs išgryninote, yra, pavyzdžiui, kirpimas, tarkime, ar ne? Matome, kad vaikui labai nori kirpti šiuo metu. Tai mano darbas yra sukomplektuoti kirpimo padėkliuką pagal, aš galiu jį komplektuoti vadovaujantis Montessori principais ir žinosiu tuomet, ir tai paverčia tą rinkinį Montessori priemonę arba Montessori padėkliuku. Tai kaip? Tai pirmas aspektas, kurį jau aptarėme, yra tai, kad viskas tame komplekte yra vaiko dydžio. Tai jeigu tai yra žirklutės, jos yra ne per didelės ir ne per mažos. Padėkliukas yra ne per sunkus, kad vaikas jį galėtų panešti. Jeigu rinkinyje yra ąsotis vandens pilstymui, jis nėra milžiniškas ir nėra sunkus. Jeigu mes, pavyzdžiui, galime pasidaryti rinkinį, kur vaikas gali pasigaminti arbatos į termosą, tai šitame rinkinyje negali būti per karšto vandens, nes mes žinome, kad vaiko judesiai dar nėra iki galo koordinuoti, jis gali apsipilti. Tai žodžiu, viskas yra vaiko dydžio ir to rinkinio naudojimui nereikia suaugusiojo. Tai štai yra ta paslaptis, kurią aš jums padovanosiu tam, kad jūs laimėtumėte daugiau laisvo laiko. Tai yra, kad ir ką vaikas jūsų namuose sugalvotų daryti, pageidautina taip viską organizuoti, kad jam jūsų nereikėtų. Žinoma, prasminga yra žaisti su vaiku, mes net nekalbame apie tai, kad duoti dėmesio, duoti pagirimus, čia jau yra kitas sritis. Bet jeigu mano vaikas sugalvoja kirpti, tai jam pasiekiamame lygyje turėtų būti viskas, ko reikia kirpimui, kad man nereikėtų paduoti žirklių, paduoti popieriaus. Ir kodėl nereikia suaugusiojo, tai čia vėlgi mes turime prisiminti savo šviesos spindulį arba prožektoriuką. Todėl, kad vaikas, kuris jam gimsta sumanymas, ar ne, čia ir dabar. Ir būdamas dabartukas, nemokėdamas strateguoti ir planuoti, jeigu jis tą akimirką nepamato visų priemonių reikalingų tam ar ne kažkam atlikti, tai labai didelė tikimybė, kad jis nuklys. Tai reiškia, kad jeigu vaikas pamatė, pavyzdžiui, žirklutės pas jūs kažkur padėtas ir jis galvoja, kad, prisiminė, kad, kaip smagu kirpti, aš noriu kirpti. Bet jeigu čia pat nerado popieriaus, nerado daikto, į kurį aš kirpu, ir tuo metu nusisuko, pamatė kažkokią kitą žaislą, tai jos susidomėjimas išnyksta. Tai būtent dėl to labai svarbu komplektuoti pagal susidomėjimo sritis pilną komplektą. Tai čia yra antrasis principas to komplektavimo, to rinkinio yra, kad
Toje dėžutėje yra viskas, ko reikia žaisti tą konkretų žaidimą. Viskas, ko reikia piešti akvarelę. Viskas, ko reikia šveisti stalą. Viskas, ko reikia pagaminti arbatai. Tik tai link artėjantis prie 6 gimtadienio dar vyresni vaikai jau gali pagalvoti, kad aš virsiu arbatą, man reikia puodelių, virduliuko, ten šluostės. Ir tai turi būti vaikai, kurie tikrai turi jau pakankamai gerai išlavintą dėmesio koncentraciją. Bet net ir jiems, jeigu mes turime ribotą vaiko energijos kiekį, tai mes esame suinteresuoti, kad jis jį panaudotų jau pačiai veiklui, o ne komplektavimui. Tokį, gerai, nenukrypsim. Taip, trečias principas komplektavimo tokių žaislų, nežaislų, montesorinių daiktų rinkinių yra kodavimas spalva. Ir geras pavyzdys išties yra būtent šito plovimo rinkinio, kad visi daiktai, kurie yra reikalingi stalo šveitimui, yra jūsų pasirinktos spalvos. Tai mūsų atveju tai yra visi daiktai yra rožiniai. Rožinė kempinė, rožinė šluostė, rožinis dubenėlis pasidėti, rožinis šepetėlis ir taip toliau. Ką tai padeda ir ką tai padeda pasiekti, tai kad vaikui paprasčiau tvarkytis, jisai žino, ar ne, kad, radau šluostę netyčia, kuri galbūt nuklydo ir aš žinau, iš kokio rinkinio yra šita šluostė. Arba jeigu mes turime kelias šluostės, štai pavyzdžiui, aš klasėje turiu tokį dėžutę, į kurią sudėtos yra mėlynos šluostės skirtos šluostyti stalams ir geltonos šluostės, kurios skirtos šluostyti grindims. Ir ta spalvos kodas man padeda, palengvina man mąstymą, nes aš kaip vaikas turiu vėlgi, aš esu dabartukas, aš turiu labai daug sumanimų, tai šitoks kodavimas spalva tikrai yra prasmingas, norint padėti vaikui prisiminti. Į plius, kad rožinė spalva tada man ilgainiui pradeda asocijuotis, pavyzdžiui, su šveitimu. Ir šitą principą yra bene sudėtingiausiai gyveninti iš visų, todėl kad kai aš komplektavau šveitimo rinkinį, tai turėjau ir komplektavau ne tik tai namams, bet ir darželiams, tai aplankiau kokias bent 3 parduotuvės ir tai dar kažko man pritrūko, po to teko ten dar ieškoti kitur. Tai iš esmės, taip, kad ateitum į net ir labai didelės parduotuvės skyrių ir surastum ten ir dubenėlį tokios spalvos, ir šluostį, ir šepetuką, tai tikrai nėra lengva, nėra pasirinkimo tokio didelio ir plataus. O gal yra žydras, bet atspalvis truputį skiriasi, tai žodžiu, čia toks didelis iššūkis. Ką galima naudoti, tai pavyzdžiui, jeigu aš turiu neutralios spalvos žirkles, galiu užklijuoti ant jos spalvotą, pavyzdžiui, juostelę kažkokią ir tą juostelę padės vaikui suprasti, kad tai yra komplektas. Tai pabandysite, tikrai tie, kurie bandė pasigaminti tą stalo šveitimo, nebūtinai rožinis, jis gali būti žydras, gali būti geltonas, kaip jūs pageidaujate, kaip jums maloniau yra akiai, tik svarbu, kad rinkinyje būtų ta pati spalva. Ir gyventi šitą tikrai yra sudėtinga, aš dažnai labai leidžiu savo, taip tobulai neatitikti Montessori metodo principą, todėl kad tai yra be to, kad sudėtinga surasti, tai yra dar ir labai brangu. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, turiu namuose jau kažkokias žirklutės kirpimų ir staiga, Renata čia pakvietė mus susikomplektuoti pagal Montessori metodą, tai man ką dabar bėgti ir pirkti naujas žirklutės geltonas, arba žiūriu, kad čia nesideda, tai tada Tai išties, tai šitą principą aš dažnai labai aukoju, vieną iš praktinių sumetimų. Ir plus, kad jeigu tu, įsivaizduokime, kad jūs atidarote Montessori darželį, tai taip, tada galbūt yra motyvas investuoti pinigus, tai kad čia mes turėsime štai tokios spalvos, štai tokios spalvos rinkinį, bet namuose labai dažnai šitie rinkiniai, jie yra labai trumpai grojantis, todėl kad vaiko susidomėjimas, jisai štai eina ir praeina. Ir jeigu aš turiu didelę grupę, aš turiu motyvą vis dar turėti tą rinkinį, bet jeigu yra tik mano pačios vaikas, tai man galbūt tą kirpimo rinkinį ilgainiui galėsiu aš ir pašalinti. Tai ta investicija, jinai, čia toks klausimas apie ją. Ketvirtas principas komplektavimo yra švara ir estetika. Tai tas rinkinys, jis turi būti būtinai tvarkingas. Tai reiškia, krepšelis neapiplyšęs, padėklas ne kažkoks ten senas nudėvėtas, jis yra švarus, jis yra tvarkingas.
jis yra malonių atspalvių, malonių spalvų, tai šitoje vietoje irgi mano kaip suaugusiojo, kuris prižiūri aplinką ir prižiūri priemonės arba kuris komplektuoja priemonės, mano darbas yra pagalvoti ir apie tai, kad vaikui turi būti malonu. Ir tik nepastebėk, kad kažkas išsipurvino ir žiūri, kad jau kažkoks rinkinys jis jau miega lentynoje ir niekas jo nenaudoja. Ir būtent priežastis gali būti labai banali, kad tas daiktas tiesiog yra, purvinas kažkurioje vietoje ir vaikui nesinori. Nes vaikas iš ties vaikai yra labai išrankus ir labai turintis tokį estetikos pojūtį ir kai yra gražu ir malonu, tai jie daug noriau ir žaidžia tą žaidimą arba naudojasi tuo rinkiniu. Toliau. 5 principas yra, jeigu mes organizuotume, darytume tą rinkinį konkrečiai pagal Montessori principą, tai reiškia, kad šitame rinkinyje yra tik vienas sumanymas ir tik viena užduotis. Pavyzdžiui, jeigu tai yra kirpimo rinkinys, jame negali būti ir kvietimo klijuoti. Tai reiškia, klijavimo rinkinį mes jau komplektuojame kaip atskirą. Jeigu aš kuriu rinkinį, pavyzdžiui, barstymo kruopų su kriauklėmis tokį kūrybinį, tai negaliu jame ir duoti šaukšto, kad dar pakviesti vaiką supilti į tam tikrą talpą ar ne, priemonę. Tai arba tas. Sugalvojame vieną konkrečią užduotį. Štai, vienareikšmingumo žodžiu. Ir vėlgi jau tik tai vaikai einantis link 1 septynmečio pabaigos, jau jie gali, tas rinkinys gali būti didesnis ir jau skirtas kažkokiam projektiniam darbui. Pavyzdžiui, kad tas iškerpu, pavyzdžiui, rinkinys skirtas pagaminti atviruką, kad aš ir kerpu, ir klijuoju, ir dar užrašau kažką, tai yra daug etapų, bet jeigu mes norime eiti į tai, kad aš, pavyzdžiui, noriu, kad vaikas mokytųsi koordinuoti pirštus, tai padarau jam rinkinį smeigti su smeigtukais ir tik tai, kad tuo metu, reiškia, vaikas, jeigu susidomėjau smeigimu, aš einu, pasiemu tą rinkinį ir smeigiu savo ramiai. Tai yra, nesiblaškau tarp skirtingų veiklų. Taip, ir 6 principas yra, kad šiame rinkinyje negali būti nieko nereikalingo. Tai reiškia, kad jeigu štai aš, pavyzdžiui, turiu, tarkim, gėlių komponavimo rinkinį, tai jame negali būti daug kažko vien dėl grožio. Pavyzdžiui, negaliu dėti prie kirpimo rinkinio, nes mes kalbėjome apie tai, kad labai svarbu yra švara ir estetika, bet tai nereiškia, kad dar turiu čia tokią žalio gražią vazelę, tai ją dar pridėsiu ir ją įdėsiu ką nors. Nors tas kas nors nebūtinai turi būti įdėtas į vazelę, ar ne, ir surūšiuotas. Tai apgalvojame, kad šitame rinkinyje ne tik tai yra viskas, ko reikia, bet ir nėra to, ko nereikia šitai užduočiai atlikti. Ir tas darbas, kurį mes darome, tai yra 7 principas, yra komplektuojant tokį žaidimų rinkinį, veiklos rinkinį, pavadinkime, kad tai turi būti realu, tai reiškia, kad tai nėra žaidimas kažkoks kūrybinis laisvas, nes tam nereikia, kūrybiniam žaidimui nereikia atskirinėti ir komplektuoti. Plus ir tai yra aktualu. Tai reiškia, kad jeigu mano vaikas jau seniai pamiršo, kaip statyti kaladėles į vieną bokštą aukštą, nes jis tiesiog peraugo tą etapą, tai aš tokių rinkinių ir nekuriu. Ir pašalinu tos rinkinius, kurie yra atgyvenę. Tai štai tokie 7 principai, kad vaiko dydis ir nereikia suaugusiojo tam, kad galėtų naudoti, taip apgalvotas, kad nereikėtų manęs. 3, viskas, ko reikia ir išdėliota viskas, ko reikia naudojimo tvarka. Netgi jeigu jau eitume į tobulą įgyventinimo Montessori metodą, tai daiktai padėkliukė turėtų būti sudėti tokia tvarka, kaip yra naudojama. Tai reiškia, iš pradžių aš šlapdau, tada šveičiu su muilu ir tada sušluostę šluostau. Iš kairės į dešinę, kaip yra skaitoma lietuvių kalboje. 3 yra, kad mes pageidautina koduojame spalva, 4 švara ir estetika mūsų rinkinio, 5 tik viena užduotis, tik vienas sumanymas, 6 nėra nieko, ko nereikia, tik dėl to, kad gražu, ir 7 realu ir aktualu.
Na va, tai štai tokiu būdu mes galime sukomplektuoti kažkokius rinkinius pasirinktus ir paversti, net ir paprastus daiktus, paversti veikla, kurią vaikas savarankiškai, kaip kad gali savarankiškai žaisti, pavyzdžiui, su Lego kaldėlėmis, kaip savarankiškai gali dėlioti dėlionę, taip ir čia savarankiškai. Kalbant apie ypatingai mažus vaikus nuo kokių, nežinau, metų ar pusantrų, tai ir jiems taip pat mes galime ir ruošti tokius rinkinius, bet juose, net jeigu tai yra, pavyzdžiui, stalo švietimo rinkinys, tai mažam vaikui jisai galėtų turėti dar mažiau daiktų. Tai reiškia, pavyzdžiui, tik tai plovimą kempinę ir šluostimą. Tai reiškia, kad net ir nors mes ir paisom to dabartukiškumo, gebėjimo koncentruoti dėmesį per tai, kad komplektuojam rinkinį vienaip ar kitaip, bet dar ir net aš lyg tai sukomplektavau, bet vis tiek mažyliui gali būti per sudėtinga suplanuoti, kiek čia daiktų ir aš, reiškia, dar labiau siaurinu. Tai štaip, tada, kas svarbu jau tuo metu, kai vaikas pradeda naudoti tą rinkinį, tai kas čia yra tokio svarbaus, kaip į ką atsižvelgti. Vat aš, pavyzdžiui, sugalvojau, sukomplektavau, apgalvojau daiktus, pasižiūrėjau, pati būtinai išbandžiau, ar ne, jokiais būdais nėra taip, kad mes paruošim rinkinį, ir padėjau lentyną ir tikiuosi, kad savaime vaikas jau juos susidomės. Tai būna iš tikrųjų labai retai.